Esu girdėjusi, kad žmonėm lūpasi delnai po meditacijų. Kodėl taip vyksta? Rankos yra mūsų čiuptuvai, imtuvai, ar ne, informacijos imtuvai. Yra rankų lūpimasis dvi tokios atšakos. Viena atšaka, dabar skaitykime apie tai, kad mes darom meditaciją. Mes darom meditaciją, jeigu darom taip, kaip aš parodžiau, tai tikrai kitą dieną gausim, kad kažkuri vieta pradės luptis. Lupasi dėl to, kad ta vieta valosi. Ta vieta pradės valytis. Skaitimas yra labai paprastas. Dešinė yra aš duodu, kairė yra aš priimu. Dešinė yra tėvas, kairė yra motina ir valia, kryptis, atsakomybė, kūryba ir emocijos. Ir va taip. Tai taip ir pasiskaitom, ar ne? Žiūrim, kuri vieta ir kuris pirštas lupasi. Tai čia yra, kas susiję su meditacija. Dabar kita atšaka yra, kas būna su vaikais. Kadangi pati labai daug dirbu su vaikais ir vaikų stovyklose ir daug tėvų atveda vaikus, tai su vaikais būna kitaip. Kadangi vaikų yra pats tyriausias, pats švariausias kanalas, taip, tai prie jų lengviausiai visi tokie prielipai ir šliužai limpa. Dėl to galim matyti, kad vaikų truputuką delnai pradeda luptis. Jie nemedituoja, bet jie lupasi delnai. Reiškia, kad jau limpa prie jų tamsa. Tada pasiima druską ir taip pat lygiai iki antros falangos vaikas palaiko kiekvieną dieną. Tai gali būti, kad kažkoks klasiokas, kad mokytojas, kažkur jam ta tamsa į jį eina. Tai būtent druska išima. Kitas dalykas, aš parodysiu, tai yra su kamoliukais. Yra tokie sveikatos kamoliukai. Ir čia yra dar vienas dalykas. Gali būti, kad vaikui irgi taip pat atsiveria delnai gale per delnus, ne tai kad gale, bet būtent jo duotybės per delnus, nors jisai ir nemedituoja. Tai tada vaikas turėtų taip pasukti tuos kamoliukus. Ir čia garsas iš jų eina, ar ne? Ir jie būtent yra sveikatos kamoliukai. Ir jie būtent atveria tas jo duotybės. Ir dabar dar parodysiu tuomsyk, kadangi su manim visada keliauja šviesos kalba, tai dabar parodysiu, jeigu jau yra situacija tokia, kad jūs užvėlavot, tai reiškia, kad jau labai bloga situacija iš delnų. Jau matote, kad tikrai bloga situacija, kad delnai labai lupasi. Pavyzdžiui, stebi tada, kad dešinė, tai santykis su tėvu, kairė, santykis su motina, ar ne? Ir jau bloga ta situacija, ar ne? Tada aš parodysiu, kaip šviesos kalba, galit pabandyti ir patys namie, kaip šviesos kalba galima ištraukti tą ligą iš delnų. Taip, pirmiausia taip, su delnu mes kalbamės, energija mintimis yra 50%, o balsų dar 50%, tai tada jau gaunasi 100%, ar ne? Liga visada reikia nusilenkti, tu į lygą nusilenki, ar ne? Ir tada kalbi šviesos kalba. Ir šiuo atžvilgiu tai yra tokie žodžiai: ataka, anarė, atsitrauk. 3 kartai yra. Kodas yra 3 kartai. Ir taip. Ataka, anarė. 1 kartą, 2 kartą ir 3 kartą. Būtinai visada užsimerkus, būtinai basom, būtinai ne ant guminių kilimėlių, ar ne? Ir būtinai nusileidžiam galvutę ir tada po truputėlį liga išeina. Ir yra labai svarbu parodyti tą tokį nuolankumą. Nuolankumą tai yra, kad tu prašai, ar ne? Ir prašymas turi būti būtinai balsu. Tai ne tik mintys, bet ir balsas tada būna 100%.